Sveiki, tai šiandien pristatysime Jums keltuvą, mobilų keltuvą, žirklinį keltuvą, Smart Equipmento, modeliukas SM3500E. Tai turim čia tokį demonstracinį vieną variantą, apie kurį šiek tiek pakalbėsim, parodysiu, kokia yra komplektacija, ką jisai gali, kokie yra privalumai. Tai ką, visų pirma, truputį apie komplektaciją. Tai turime patį keltuvą, komplektuojamas jisai su 8 pagalvėm kelimo. Tai turim tokias aukštesnės pagalvėlės ir tokias žemesnės, nes skirtingiem automobiliam kartais galima panaudoti skirtingas pagalvėlės. Tai vėlgi galima ir dvi sudėti, galima ir po vieną. Turi mobilų kitą, tai yra ratukus tam, kad galima būtų lengvai perstumti, rankenėlę perstumimo ir patį valdymo pultą. Valdymo pultas standartinis, turim išjungimo mygtuką, avarinį mygtuką, indikacinę lemputę, kelimą į viršų, užrakinimą ir nuleidimą. Tai viskas yra gražiai sujungta, 24 V sistema. Relės turi šitas keltuvas Eurostopą, apie kurį papasakosiu, kai mes jį pakelsim. Ir taip, ir turime hidraulinį siurblį. Alyvos kiekis yra apie 5-6 litrus, tai nedidelis, tai hidraulinės alyvos jums reikėtų apie 5-6 litrus. Kai keltuvas yra naujas, tai viskas, ką reikia, tai yra prijungti vieną hidraulinį žarną ir sujungti dvi jungtelės. Viskas yra pažymėta pagal spalvas, tiesiog sujungiate ir tiek. Elektros maitinimas yra 230 voltų, teisingiau yra sakyti 230 voltų, vienfazis, taigi tinka praktiškai visoms dirbtuvėms, nebūtinai turi būti trifazis įvadas. Tai va, keltuvas lengvai stumdomas, didelis privalumas to keltuvo, kad priekinis ratukas yra pasukamas. Šitas ratukas yra pasukamas, taigi kai mes jau esam transportavimo režime, tai užtenka pastumti ir jisai tikrai su ranka galiu įstumdyti, jisai lengvai važinėja. Gerai, tai dabar pabandysime pakelti, pastatyti į kelimo režimą, tai yra nuimti ratukus tos. Tai tas padaroma pakankamai lengvai. Paspaudžiam mygtuką į viršų, pakeliame keltuvą. Ir pakėlus keltuvą mums užtenka demontuoti jos, atidėti į šoną. Taigi taip pat padarome su galiniais ratukais. Viskas. Ratukai yra demontuoti ir keltuvas jau yra pasiruošęs dabar kėlimui automobilio. Taip. Tai dabar apie patį keltuvą, kas yra viduj to keltuvo, kokiegi yra tie privalumai. Šiek tiek aukščiau pakelsim, kelimo aukštis yra 1 metras, pakankamai darbams, standartiniams remonto darbams, ratų keitimui, poliravimo darbams, kėbuliniams labai neblogai tarnauja. Taip. Tai dabar taip, apie privalumus. Turime elektromagnetinį saugumo fiksatorius, taigi mums nereikia jokio suspausto oro. Tai yra elektromagnetas, kuris valdomas nuo skydelio. Tai pakėlus į darbinį režimą, tai mes jau tik tai paspaudžiam lock, tai yra užrakinimo mygtuką. Jisai nusileidžia, viskas. Yra dabar užrakintas. Tai va, turime švaistiklinį kėlimo mechanizmą, būtent šitą mechanizmą. Šitas mechanizmas mums leidžia pakelti sunkius automobilius, bet žemus. Tai yra ypač svarbu žemiems automobiliams, nes iš pat pradžių keltuvams yra labai sunku išvystyti pilną galią, tas mechanizmas padeda to padaryti sklandžiai ir lengvai. Atlenkiamas rampelės, paprastai pasistato su viena ranka, pastatėm, jeigu norim nuimti, užtenka paspausti šitą ir mes nuimam. Taip. Toliau turim maksimalaus aukščio ribotuvą ir turim Eurostop switchą, tai yra jis nustos kelimą maždaug 20-30 cm aukštį. Tada mes patikrinam, ar nieko nepalikome, ar neprispausim kažkokių tai įrankių ar kažko kito. Ir tada paspaudžiam antrą mygtuką ir nuleidžiam. Dabar pademonstruosime jums nuleidimą su Euro switchu. Tai leidžiame keltuvą.
Keltuvas šiek tiek pakils. Ir dabar leidžiasi. Dabar sustos ir dabar paspaudus 2 mygtukus, keltuvas leisis ir turime garsinį signalą, kuris paskutinėme jau nuleidimo etape dirba. Taip atrodo keltuvas nuleistas, jau be ratukų, tai yra kai pastatote tą vietą, kurioje norite dirbti, tai jau be ratukų nuleidžiate ir dabar užvažiuojate su automobiliu ir dislokuojate automobilį ir pradedate kėlimą. Taip, tai dabar pademonstruosime jums keltuką, kaip ir minėjau, 3,5 tonos keliamosios galios, kaip vyksta pakėlimas su automobiliu, specialiai parinkom tokį šiek tiek didesnį automobilių, jo svoris apie 3 tonas, Mercedesas GOE. Taip, tai viską esame jau pasiruošę, kad taupyti video laiką. Ir dabar taip, turim kavadėlės. Ir ką, pradedam kėlimą. Keltuvo kėlimo aukštis 1 metras, tai pakėlus automobilį tikrai yra pakankama. Kaip matom, keltuvas kelia kuo puikiausiai, tai netgi didesnį automobilį. Matom, kai veikia saugumo fiksatoriai, kai kiekvienas kabliukas, tai jeigu kažkas tai atsitiktų, tai automobilio nusileidimas yra iki pirmo ar iki artimiausio kablio. Taip, dabar mes turime užrakinti automobilį, tai nuleidom jį, paspaudus šitą mygtuką, užrakinom, dabar keltuvas yra užfiksuotas ant saugumo fiksatoriaus ir dabar drąsiai galima dirbti po automobilio atlikti remonto darbus. Tai kaip ir matom, kėlimo aukštis yra 1 metras. Yra 1 metras keltuvų, tačiau automobilio darbo pakaba principas, žmogus tikrai gali dirbti laisvai su ratais, laisvai gali dirbti su pakaba, atlikti tiek iš viršaus pakabos remonto darbus, galima ir iš apačios tikrai nėra sudėtinga, nes tas kėlimo aukštis, nors ir metras, bet tikrai yra pakankamas automobilio. Svarbiausia, kad šito keltuvo mes neturim tvirtinti prie grindų, jis yra nepritvirtintas, tiesiog stovi, yra pakeltas automobilis, ko puikiausiai save parodo. Tai keltuvo nuleidimo procedūra, tai vyksta taip, kad mes paspaudžiame mygtuką į apačią, keltuvas šiek tiek pakils į viršų, kai jisai pakils į viršų, pakels saugumo fiksatorius ir pradės nusileidimo procesą. Tai pabandom. Į viršų, pakėlė ir automobilis yra leidžiamas. Dabar sustos. Dabar sustoja, čia yra taip vadinamas saugumo sustojimas, Eurosvičias, tai padaryta tam, kad mes patikrintume, ar nepalikom kažkokių tai įrankių, ar nėra kokio žmogaus aplinkui, ar panašiai. Ir dabar, kai jau šitą mes patikrinom, yra viskas saugiai, tai paspaudžiam 2 mygtukus, įsijungia garsinis signalas ir nusileidžiam.